Kas yra titanas? Sveiki inžinerijos mėgėjai, mano vardas Igoris Filipė ir šiandien pakalbėsime apie vieną iš stipriausių metalų, kuriuos galime rasti. Titanas yra cheminis elementas, kurio simbolis Ti ir atominis numeris 22. Tai yra pereinamasis metalas, žinomas dėl savo atsparumo korozijai, didelio stiprumo ir svorio santykio, bei gebėjimo sudaryti lydinius su kitais metalais. Viena pagrindinių titano savybių yra jo stiprumo ir svorio santykis, kuris yra labai didelis palyginti su kitais metalais, tokiais kaip plienas ir aliuminis. Tai reiškia, kad titanas yra lengvesnis už plieną, bet vis tiek labai tvirtas. Ši savybė daro titaną idealia medžiaga aerokosminėms reikmėms, pavyzdžiui, lėktuvuose, kur svoris yra itin svarbus veiksnys. Kita svarbi titano savybė yra jo atsparumas korozijai. Titanas yra atsparus daugeliu cheminių medžiagų, įskaitant rūgštis ir šarmus, ir yra labai atsparus korozijai jūrinėje aplinkoje. Ši savybė daro jį vertingą medžiagą naudojimui laivuose ir naftos platformose, taip pat cheminėje ir pramoninėje įrangoje. Titanas taip pat žinomas dėl savo biosuderinamumo su žmogaus kūnu. Tai reiškia, kad žmogaus kūnas neatmeta titano, kai jis naudojamas medicininiuose implantuose, pavyzdžiui, protezuose ir dantų plokštelėse. Ši savybė daro jį vertingą medžiagą medicinai ir odontologijai. Nors titanas turi keletą unikalių savybių, jis taip pat turi tam tikrų trūkumų palyginti su kitais metalais. Pavyzdžiui, titanas yra sunkiau apdirbamas nei kiti metalai, todėl titano detalių gamyba gali būti brangesnė ir užimti daugiau laiko. Jis taip pat yra mažiau laidus elektrai nei tokie metalai kaip varis ar aliuminis, todėl jo panaudojimas kai kuriuose srityse yra ribotas. O kada buvo atrastas titanas? Titanas buvo atrastas 1791 metais britų chemiko Williamo Gregoro. Ir jis buvo pavadintas pagal titanus, kurie buvo milžinai graikų mitologijoje. Dėl savo stiprumo ir atsparumo titanas randamas Žemės putoje ir yra 9. pagal gausumą elementas Žemėje. Jis dažnai randamas tokiuose mineraluose kaip ilmenitas ir rutilas, o daugiausiai išgaunamas tokiuose šalyse kaip Australija, Kanada, Pietų Afrika ir Kinija. Titano išdavimas yra sudėtingas procesas apimantis kelis etapus. Yra du pagrindiniai titano išgavimo metodai – Krolo procesas ir tiesioginės redukcijos procesas. Krolo procesas yra dažniausiai naudojamas titano išgavimo metodas. Jis prasideda nuo titano dioksido išgavimu iš tokių mineralų kaip ilmenitas ir rutilas, kurie vėliau yra išgryninami cheminiais procesais, kad būtų pagamintas titano tetrakloridas. Tada jis yra redukuojamas su magniu vakuuminėme reaktoriuje aukštoje temperatūroje. Taip gaunamas metalinis titanas. Vėliau titanas yra lydomas ir rafinuojamas, kad būtų pašalintos priemaišos. Tiesioginės redukcijos procesas yra alternatyvus titano išgavimo metodas, kuris apima titano dioksido redukciją reaktoriuje naudojant vandenilio dujas. Aukštoje temperatūroje tai tiesiogiai pagamina metalinį titaną. Nereikia gaminti titano tetraklorido. Pirmiausia, šis metodas yra retesnis, tačiau gali būti efektyvesnis nei Krolo procesas. Nepriklausomai nuo naudojamo išgavimo metodo, titano gamyba yra daug energijos reikalaujantis ir brangus procesas. Tačiau dėl savo unikalių savybių, titanas yra vertinga medžiaga įvairiose pramonės šakose, todėl jo išgavimas yra ekonomiškai pagrįsta veikla. Titanas turi daug įdomių savybių, dėl kurių jis yra naudingas įvairiose srityse ir yra naudojamas įvairiose prietaisų pramonės šakose. Titaną galima įsigyti įvairiais būdais rinkoje, nuo lakštų, vamzdžių, strypų iki vielos. Jis taip pat dažnai naudojamas lydiniuose su kitais metalais, tokiais kaip aliuminis, vanadis ir geležis, siekiant dar labiau pagerinti jo savybės. Titano gaminių gamyba gali būti brangi dėl aukštos lydimosi temperatūros ir specializuotų gamybos technologijų poreikio. Yra daug titano lydinių, kurie naudojami įvairiose srityse. Kiekvienas iš jų turi savitas savybės ir specifines charakteristikas.
Pagrindinis titano lydinys yra titano, aliuminio ir vanadžio lydinys, dar žinomas kaip Ti64Tc4 arba ASTM 5 laipsnio. Jį sudaro 6% aliuminio ir 4% vanadžio. Ir jis žinomas dėl savo didelio mechaninio stiprumo, atsparumo korozijai, biologiškai suderinamumo. Jis dažnai naudojamas aviacijos ir kosmoso srityse, pavyzdžiui, lėktuvų turbinose, taip pat medicininiuose implantuose ir sporto įrangoje. Turime ir titano, aliuminio, alavo, cirkonio ir molibdeno lydinį, dar žinoma kaip Ti6242. Šis lydinys sudarytas iš 6% aliuminio, 2% alavo, 4% cirkonio ir 2% molibdeno. Jie žinoma dėl didelio atsparumo nuovargiui ir korozijai, taip pat dėl gero suvirinamumo. Ji taip pat dažnai naudojama aviacijos ir kosmoso srityse, pavyzdžiui, orlaivų sparnuose ir medicinos įrangoje. Turime ir kitą titano, aliuminio ir vanadžio lydinio variantą, dar vadinamą 9 laipsnio titanu. Skirtingai nei pirmasis, šis lydinys sudarytas iš 3% aliuminio ir 2,5% vanadžio. Ji taip pat žinoma dėl didelio atsparumo nuovargiui ir korozijai, taip pat dėl lengvo suvirinimo. Ji dažnai naudojama lėktuvų variklių komponentuose, taip pat medicinos ir sporto įrangoje. Taip pat titano ir molibdeno lydinys yra lydinys sudarytas iš 15% molibdeno. Ji žinoma dėl savo didelio atsparumo korozijai ir biologiško suderinamumo. Ji dažnai naudojama medicinos srityje, pavyzdžiui, kelio ir klubo protezams. Taip pat turime titano, aliuminio, cirkonio ir niobio lydinį, žinoma kaip Ti5553. Šis lydinys sudarytas iš 5,5% aliuminio, 5% cirkonio ir 3% niobio. Ji žinoma dėl savo didelio atsparumo korozijai ir nuovargiui, taip pat dėl atsparumo ugniai. Ji dažnai naudojama lėktuvų variklių komponentuose ir netgi karinės paskirties įrangoje. Tai tik kelios pagrindinės titano lydinių rūšys, o kiekvienas iš šių lydinių turi savo savybės. Jos naudojamos įvairiose srityse priklausomai nuo to, kokių savybių reikia kiekvienai paskirčiai. Ar žinojote apie šias titano savybės ir jo panaudojimą? Ar turite kokį nors titano įrenginį ar detalę savo namuose ar netgi savo kūne? Parašykite komentaruose, noriu sužinoti. Paliksiu čia šone 2 vaizdo įrašus, kurie jums taip pat gali patikti ir kuriuos tikrai verta pažiūrėti. Jei patiko vaizdo įrašas, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą ir pasidalinkite vaizdo įrašus savo socialiniuose tinkluose. Štai taip, inžinerijos mėgėjai, dideli linkėjimai ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.